Sveiki, susiruošėm išvažiuoti į Italiją. Atrodo, liko tik nusiplaut mašiną, busiuką, bet pasirodo ne. Pradėjau viskį žiūrinėti ir kažkoks pašalinis balsas iš variklio, srities toks šniukštimas. Rezultate pakeičiau rolikus variklio diržo išorinios, vėl nenutilo nuėmus diržus. Pasirodo, kad triukšmo šaltinis yra iš variklio srities. Tai dabar reziumė, nupirkau jau grandinės komplektą ir mano baimės ir triukšmo priežastis, tai iš esmės yra va tokia, šliaužiklis padilęs. Iš esmės gal buvo galima ir važiuoti su tokiu, bet kažkaip nepatikima, būtų baisoka būtų, jeigu kažkas su grandinė, su varikliu nutiktų.